Antrą valandą nuėjau miegoti, šiandien pusė šešių. Pusė šešių prižadino benamį. Pusė šešių. Važiuojam veikmobilį taisyti stikliuką. O šitą stiklą netyčia, kai krovinius suvariau, tai dabar reikia pataisyti kažkaip tai. Nieko nėra kol kas, sėdim laukiam. Na štai, langą jom turim, dabar tik tai, o kaip šviečia, na dabar užsuksim, paieškosim, kur čia pas mus galima greitojo būdu užtamsinti. Na, sakė meistrėlis, parą laiką tegu pakaba. Na ir gerai, pirmadienį bijosim, tonuosim. Rytoj jis nedirbs. Čia sustosim. Einam dabar mes su jumis pirkti pravažiavimo bilietą. Pravažiavimo bilietų tai benamiai. Jeigu rasite, yra keblumų, gaminasi, kol kas nėra. A, ne pas ką nėra? Nu, ieškokit per Klaipėdą, nežinau, kokiam kioske gal gausit, nežinau. O kaip, sako, nėra niekur pravažiavimų, gaminami ar dar kokie tai. Na va, kortelį įpirkta, apgavo, nu neapgavo, galbūt nenorėdama pasakė nelabai tiesą tą mergaitę iš pardavimo, iš kiosko. Iš tikrųjų, jeigu baigėsi kioskai, tai jos turėtų kreiptis. Nu va, dabar reikia, šiandien pas mus daiktų rinkimas ir man reikia kortelę atiduoti taigi 30 eurų kainavo mėnesį, bet čia kartu su nedarbo dienom, nes jinai dirbo dabar, dvi ilsisi kažkaip taip. Maistą reikia paimti ir nuvažiuoti jai nuvežti ir nuvažiuoti paskui pas Genovaitės. Pas Genovaitės tai reikia žūtbūt šiandien nuvažiuoti, ne tiek dėl maisto tai jinai dar turi, o dėl to, kad rytoj jai reikia eiti į teatrą. Važiavau į sandėlį. Vis dėlto reikia ir pačiam papusryčiauti. Tai va. Danytės. Užbėgsiu pas jūs, gerai. Gerai, iki. O, tai man atrodo, aš buvau palikęs dar porciją jums. Prašau. Buvaugi palikęs dar porciją. Nu, dar buvogi šaldytuvė. To pačio. Aš padėjau, išsirį dar vien. Žiūrėjau, nevalgysi, šeštadienį palik, neiškenčiau. Supratau. Žiūrėkit, aš... Pravodau taip skanu, tik galvoju ir valgau. Gerai, mūsų rytoj. Mes keliaujam į teatrą, pasiruoškit. Į teatrą? Jo, rytoj iki pas mus 18 dieną mes keliaujam su jumis į Klaipėdos koncertų salę ir tenais bus paskui Čiurlionį 1 valandos trukmės renginys. Supratot? 18:30 pradžią, aš užvažiuosiu, gal 17:30 kokią tai. Gerai. Смотри, там еда. Здесь карточка начинает действовать, когда сунешь, на 30 суток она. По рабочим и по выходным дням работает. Вот сюда, да, ты имеешь в виду? Да, вот сюда. Видишь, что там вообще... выгнут. Очень не, ну как вогнуть там ума большого не надо, чтобы его обратно вогнуть. Она заедет сюда, да, здесь... Она сюда заезжает сколько-то, ну не до конца. Ну там ударить надо просто, видишь, его... Головоломка прямо. Вот не знаю. Или как-то тебе надо, значит, на ночь крепить вот здесь, понимаешь, чтобы... На ночь мне ничего крепить не надо, закроют, выломаю. Не, ну это не дело, конечно. Vyrukus plaunu, nu, man nelabai dabar patogu jai.
tenais. Tai tvarkoj. O sakykit, kada galima? O dabar aš tiesiog, jinai sako, aš nors dabar galiu, sako, išeiti ir iki ten daeiti ir nusiprausti. Поехали, если прям сейчас, мне ж по дороге, я подумал. Да. Тут хотел бабульке одной ехать, ну. Склад это у вас на базе, который? Ага. Полево? А? Полево? Полево? На рампе? Полево, на рампе. Да, наложено. Давай, я тебя проведу, но обратно уже сама. Хорошо. А у тебя есть провод зарядки, если что? Я взяла зарядку, если что. Давай, проходи тогда, я познакомлю. О! Keliavo dėžutės, vietoj pavogtos ir Viktoras dabar sako, nori nuvažiuoti į siuvyklą, atiduoti žmonėms, spausdinam informaciją. Noriu nuvažiuoti, pasakyti toms punkiam savininkai, moteriškės, kurie dirba siuvyklą, kad yra viskas tvarkoj, kad jie nepergyventų, kad čia tik tai gyvenimas. Na, pasultaniai. Na va, jau vakaras, pririnkome pilną mašiną šiukšlių, aptvarkiau šiandien viską sandėlį, susiskambinau su Jelena, susiskambinau su ta moteriške ir noriu jai nuvežti spyną, bet spynos jokios neradau, kad jinai galėtų to savo turtukus rakvinti, kai išeina į darbą. Tai galvoju, galbūt pagal laiką nelabai. Nebuvo jau pačios, palikau šalia, parašiau jai žinutę. Tikėkimės, kad suras, viskas bus gerai. Nupirkau aš jai grandinę, nupirkau spyną. Keliauja parsivežti prie kabėlės.